Labas, brangieji. Nu, tai atsimenat, kažkada čia aš sakiau, kad Liuksemburgas labai tokia fantastiška išties valstybė. Tai, kad tai yra labai brangi, tai yra mitas. Tai yra visiškas mitas, tai yra absoliuti netiesa, nes jau mums, taip sakant, šitų kainų, tai ir kad čia nelygintis, taip sakant. Bet ne tai svarbu, čia yra toks lyrinis nukrypimas, jeigu ką jūs išsikirpkit. O svarbiausia, štai ką aš noriu pasakyti. Tai tikrai labai ta Liuksemburgas fantastiška valstybė. Kuo? Štai, žiūrėkit, kas ten už manęs? Galvojat, koks Guggenheimo muziejus? Nebrangiai. Čia jums už nugaros yra mokykla, o va štai kas dabar va čia man už nugaros, va ten va, va ten, va ten, va ten, va ten, va ten. Taigi kas, taigi vynas, vynogynai auga fantastiški, va ir ten vynogynai, va ten už to žmogeliuko, va ten vynogynai, į va vieną pusę ten irgi visur vynogynai, reiškiasi, va ten už to namo, va ten irgi visur vynogynai, apsirinkui brangieji visur vynogynai, ten dar ta teka upė, kurios aš vėl pavadinimą netyčiomis pamiršau. Ten, reiškia, biškį reikia tėliau, nes ten dar mamytė migdo vaikelį, prisigėrė vyno ir dabar, taip sakant, negalima triukšmauti, nes vaikai. Malonus faktas yra, mums lietuviams, reiškia, Liuksemburge alkoholį galima gerti nuo 16 metų. Ir todėl viskas, aišku, mokykla, vynogynai ir ką daugiau čia veikti. Na tai ta proga su pavydu, taip sakant, brangiai, ate viso gero jo.